pyktis dėl kito neteisingumo, mano ar kito atžvilgių, yra įprasta žmogiška reakcija. Tačiau pykčio emocija dažnai užvaldo žmogų, o tuo pačiu ir įtraukia kitai asmenį. Ir jau bematant kartu skęstame Stikso pelkėje, kaip vaizduoja Dante Alighieri savo poemoje Dieviškoji komedija. Tačiau Jėzus šiandienos Evangelijos ištraukoje pateikia kitokią reakciją. Tai yra nepasiduoti dėl kito, nepasiduoti dėl žmogaus, dėl savo brolio. Pykčio ar nuoskaudos akivaizdoje mes prarandame save, skęstame tame pelkynėje, jeigu pasiduodame kerštui. Bet tuo pačiu metu aš prarandu brolį, nes aš kaip krikščionis nesu abejingas ir jo išganimui. Šventasis Jonas Auksaburnis, komentuodamas šios Evangelijos ištrauką, moko, jog laimėti brolį tai nereiškia asmenį pasmerkti bendruomenės akivaizdoje, lyg pasiektum tam tikrą kerštą, bet laimėti tai, ką mes abu praradome. Aš brolį, o brolis išganimą. Tam Kristus suteikia mums galingą resursų pakuotę, visą bažnyčios ir jos liudijimą, kitų brolių ir seserų liudijimą, tiesos liudijimą. Nes mes esame verti daugiau negu likti pyktyje, o vienas žmogus yra vertas viso bažnyčios liudijimo. Todėl Jėzus nurodo į 2, 3 ar bendruomenės liudijimą tam, kad mes nepasiduotume dėl žmogaus, dėl kito, panaudotume kitus, skleisdami gėrį, kad ir mes nepasiduotume pasmerkti brolio. Ir tai primena mums šiandien apaštalas Paulius, jog meilė yra įstatymo pilnatvė. Meilės reikia mokytis, mes patys neįstengiame jos išmokti, kadangi kitas asmuo yra mums galimybė, kaip pamoka, meilės pamoka. Vien tikroji Kristaus meilė įgalina mus priimti, pamokyti kitą, nes priimame visą asmenį, kadangi meilė įgalina atskirti nuodėmes nuo žmogaus. Tokiu būdu jau čia žemėje, būdami kaip viena bažnyčia, statome Dievo karalystės atspindį, atrišdami blogio ir nuodėmės pinkles ir surišdami gėrį. O viso to kulminacija yra vienimasis prie Eucharistijos stalo, kur aš su broliu esame viena, o kartu tampame viena Kristuje. Broli sesė, ši užduotis dėl kito yra pavesta ir man, ir tau. Ir nuo mūsų meilės liudijimo priklausys, ar mano brolis ar sesuo atras ne pyktį, o tiesą. Per tiesą Kristų, o per Kristų išganimą. Tegul Kristus mus visus lydi.